Labas vakaras, Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Na ir šį vakar mūsų studijoje vaizdas yra kiek neįprastas, tačiau ir tema yra iš tiesų išskirtinė. Alytaus lėlių teatras Aitvaras gyvuoja jau 20 metų. Netikėta žinia. Teatro steigėja veiklą nutarė nutraukti. Kodėl, apie tai ir pasikalbėsime. Ir aš pristatau mūsų šio vakaro laidos svečius. Mūsų studijoje Alytaus lėlių teatro Aitvaras steigėja ir direktorė Loreta Skruibienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Jūratė Kundrotienė, aktorė lėlių teatre Aitvaras, dirbanti jau 18 sezoną. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Rūta Petkutė, aktorė lėlių teatre, dirbanti jau 12 sezoną. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje Staselė Čižienė, jau 8 metus dirbanti lėlių teatre, administratorė savanoriškais pagrindais. Taigi, pirmiausia, galbūt pradėsime, gerbiama Loreta, nuo jūsų. Iš tiesų, ši žinia labai netikėta. Kai jūs, prisimenu, man paskambinot, pasakėt visą esmę, tai tiesiog, stulbinanti žinia. Kodėl? Kas atsitiko? Apie tą tokį užbaigimą tai tiesiog buvo jau rimtai pamastyta prieš 3 metų. Nes gal patys prisimenam, tiesiog buvo labai tokia sudėtinga situacija, čia ir teatre perversmai, ir direktorių postai keitėsi, ir vienas, ir kitas, ir trečias tokia situacija susidarė, kad tiesiog labai buvo sudėtinga, tačiau mes tada bandėme anoje kadencijoje kalbėti su politikais, tą temą gvildenti ir tiesiog jie kažkokiu tai būdu įvairiais, mes čia gal pakalbėsim truputėlį apie tai, bandė mums padėti ir su patalpomis, ir su išlikimu kolektyvo. O šiandien dienai, jeigu taip iš tikrųjų, tai labai paprasta situacija. Tiesiog mes likome už borto nuo viso kultūrinio finansavimo. Tai, ką aš norėjau pasakyti, tai, kad gruodžio 30 dieną mes susimokame už patalpas ir tiesiog nebeturime pinigų išgyventi patalpose. Tai vat ir visa esmė. Tiesiog, kai neturi pinigų, už ką mokėti, tiesiog reikia atsisakyti to, atsisakyti to kažko tai. Aišku, labai skauda, širdis, nežinau, kraujuoja žiauriai, jeigu taip galima pasakyti. Labai skauda, nes iš tikrųjų tai yra per šitiek metų, žinoma, lėlių teatras Aitvaras švenčia 20 metus, bet aš dirbu jau truputį seniau, baigusi Dailės institutą, akademiją, sukūriau lėlių teatrą Alytuje, tai iš tikrųjų labai daug praeita su šito žanru, su šita istorija ir gal taip reikia tiesiog. Bet esmė ta, kad galbūt atsiradau čia šitoje studijoje ir šita laida išėjo, todėl kad aš galvau, kad taip ramiai išeisim. Uždarysim duris, pasakysim visiems sudie, bet gavosi taip, kad tiesiog tokia truputėlį banga kilo ir mūsų aktoriai, tie, kurie dar išliko šiai dienai, tiesiog sukilo prieš mane ir pasakė, kad negalima, Loreta, taip daryti, nes yra atsakomybė. Iš tikrųjų, tą atsakomybę aš jaučiu prieš patį žiūrovą, nes jinai yra didžiulė ir tas žiūrovas iš tikrųjų mus myli. Ačiū Jums. Gerbiama Jūratė, Jūs jau 18 sezoną čia dirbate. Tiesiog kaip Jūs pati jaučiatės? Aš žinau, kad buvo ir ašarų, ir buvo visko, čia gal pasistengim neverkti, bet tiesiog 18 metų atiduota šiam daliai kultūrinio gyvenimo. Vis tiek dalis kultūrinio gyvenimo yra lėlių teatras. Aš nesakyčiau, kad tai atiduota, nes teatras tai yra gyvenimo būdas. Ir visų pirma, jeigu pats netikėtum tai, ką tu darai, kuo tu gyveni, tai vargu ar patikėtų to žiūrovas. O, kaip sakau, ir su režisierė kalbėjom ir sakau, mes idealistai esame. Iš tikrųjų, visus tuos 20 metų mes vedami idealizmo, nes mes labai to šventai tikim. Bet ateina viena diena, kaip tas idealizmas tiesiog baigėsi. O iš tikrųjų, be abejo, kad liūdna. Ir turbūt neraščiau net žodžių įsakyti vidinę būseną. Turbūt tam nėra žodžių. Tai, kaip sakau, reikia matyti širdimi. Galėčiau tik tiek pasakyti. Ačiū Jums. Gerbiama Rūta, kaip Jūs jaučiatės? Nežinau. Kaip pasakė Loreta, kad jau mūsų teatras nustos egzistuoti, tai truputį aišku liūdna, bet neprapulčiau, jeigu taip ir atsitiktų. Gal į kokią kitą kūrybos sritį pasukčiau.
bet man tai tiesiog labai gaila žmonių, tų vaikų, kurie ateina. Mes turim savo žiūrovą ir jie mėgsta mūsų spektaklius. Netgi draugiai, kai pasakiau apie tai, kad mūsų teatras baigė savo veiklą, tai labai pergyveno. Tiesiog, Na, jūs... O, jūs improvizuojate labai. Taip, gerbiamas Staselė, jūs 8 metai dirbate savanoriškais pagrindais. Na, vat ką jums reiškia teatras? Vis tiek jūs, kiek žinau, turite finansinį išsilavinimą, tačiau puikiai pritapot, siuvat kostiumus, padedat rašyti projektus. Tai tiesiog ką jums reiškia štai šis taškas? Labai skaudu. Labai skaudu, kadangi ir bendrauju su vaikais, kurie ateina ir su darželiais, ir su mokyklom, ir išvažiuojam į gastrolės, visur sutinka, visur myli. Ir paprasčiausiai, bet tokia padėtis, kad šiai dienai merginos gali užsidirbti per 2 mėnesius, nei minimalaus atlyginimo neužsidirba. Nu tai kokia prasme dirbti toliau? Ir kaip pažiūrėti į akis, kai ateina mėnesio pabaiga, žmogui sumokė 20 eurų, 30 eurų. Į darželius nuvažiuoji, vaikai daugiau kaip 1,5 litro nemoka jie. Neturi pinigų. Ir dažnai ir atsisako spektaklių, kad tėveliai neduoda pinigėlių. Dažnai būna toks atsakymas. Arba kad ir tokia statistika, va, kai dabar čia tų gausių šeimų, žodžiu, pagalba gausiom šeimom. Tai tokia statistika, kad Alytuje, kiek čia yra 600 asocialių šeimų su 3000 vaikų. Tai tie vaikai, mes juos leidžiam į spektaklius nemokamai. Nes iš kurgi jie mokės. Ir šiaip va, dar iki šioliai vertėmės šiaip taip, kadangi ilgalaikiai programai pasirašydavom projektus ir leisdavo iš tų pinigėlių susimokėti komunalinius mokesčius. O pasikeitus finansavimo tvarkai, jau iš tų pinigėlių mokėti mokesčių negalima. Tai jeigu mes toliau dirbtume, visai nėra prasmės. Mes neuždirbtume net mokesčiams susimokėti. Tai kokia prasmė dirbti? Labai liūdna. O gerbiama Loreta, tai dabar užsiminė Staselė apie tai, kad į darželius, į mokyklas, na, aš pati turiu 2 merginas, 2 dukrytės ir nuolat duodi tų euriukų kažkiek, kad atvažiuoja spektakliukai, bet kažkaip aš nelabai esu girdėjus, kad alytiškiai į darželius važiuotų į mokyklas. Aš be abejo galiu klysti. Kaip Loreta iš tiesų yra? Gal ten kažkas padėtų? Iš tiesų situacija nėra tokia tragiška. Alytuje mes kiekvienais metais iš tikrųjų pravažiuojame per visus darželius, po spektaklį naują visuomet jiem parodom ir jie iš tikrųjų mus geranoriškai priima. Žinoma, šiek tiek stabdo ta sistema, nes aš kiek žinau, kad Lietuvoje, aš dabar negaliu pasakyti, žinau, kad Žemaitijoje vienas miestelis yra, tokia sistema pas juos yra, kad negalima rinkti grynųjų pinigų. Tai čia Alytuje tiesiog aš matau darželiai dar kaip darželiai, bet, sakysime, mokyklos tai užbaigė. Prieš 3 metus, sakysime, kai įsigaliojo tas įstatymas, mokyklos tiesiog net nebeužeina nei pradinės klasės. Tai per metus, pavyzdžiui, šių metų statistika tokia, kad tik tai keletas spektaklių kalėdom yra užsakyta mokyklų ir kelios edukacijos buvo. Daugumoje mūsų darbas yra ne Dzūkijos regione. Dažniau pas mus atvažiuoja iš Kauno gimnazijos tikrai ir per vasarą labai turėjom daug darbo su edukaciniam programom. Tai iš tikrųjų atvažiuojantys svečiai, su Punsku turim draugystę, tikrai labai gražią su mokyklėlė, su Seinų mokykla atvažiuojantys tikrai labai daug. Ir Vilniaus atvažiuoja ekskursijos, jie čia daro ekskursijas kartu į Kraštotyros muziejų, Lėlių kambarį atvažiuoja ir spektaklį pažiūrėti ir edukaciją padaryti. Taip kad mes kažkaip taip ir gyvename. Bet kas liečia projektą, aš norėčiau truputėlį tą temą tokią dėl projektinio finansavimo. Kodėl čia šitaip viskas įvyko? Tai įvyko visiškai netikėtai, nes aš nesakau, kad tai yra blogai, ar tas projektinis finansavimas yra, aš manau, yra iš tikrųjų geras.
naujas tas ir paraiškos forma, bet tiesiog mes likom tiesiog už to, kaip pasakyti, kultūros politikos truputį užribį. Esmė yra kokia? Tai, kad praėjusioje kadencijoje, reiškia, kultūros visi ilgalaikės programos arba vadovai ilgalaikių tų projektinių gavo finansavimą, gavo etatus. Jie visi sugužėjo Medvilnės kultūros rūmus arba AKKC vadinama. Ir jie gavo etatus ir jie tiesiog gyvena puikiai. Mes čia bandėm mus visaip ir su teatru sukerkti ir taip, toks gal negražus žodis, bet iš tikrųjų gal nepagalvoja taip. Viskas įvyko, žinoma, čia ir nebe mano kaltės, nes buvo kalbėta, kad ir galbūt ir gerai, gal ir blogai. Nežinau, aš tos temos nenoriu gvildenti, bet esmėje projektiniam finansavime ilgalaikių programų nebeliko šiemet. Ir tie pavieniai, sakysim, kalbėjau aš ir su kultūros skyriaus vedėja, sakau, tai kad mes netelpam, tiesiog net nėra tokio punkto, kad mes galėtume įtilpti į tą formą, mes tiesiog nerašėme netgi finansavimui, nes to punkto, kur, sakysim, kažkokį tai spektaklį ar ką net nėra, galim priskirti save tik tai prie paveldo. O yra numatyta, reiškia, teatras. Tai aš tai čia nepriimkit rimtai, bet iš tikrųjų aš pajuokaudama šitą dabar pasakysiu frazę, yra numatytas punktas teatras ir išvardyta muzikinis teatras, opera, bet lėlių teatro tame nėra. Tiesiog aš tai pagalvojau, gal pamiršo. Kaip nėra. Bet tai čia juokas yra, tiesiog toks pastebėjimas mažytis. Ir netgi tos paraiškos formai tiesiog mes iškrentam, tiesiog neįtelpam. Gerbiama Loreta, tai galbūt čia bendravimo stoka. Na, kas čia, kaip gali? Taigi 20 metų turi Alytus šitą teatrą, kaip negali būti? Aš nežinau, kame stoka yra, nežinau, iš tiesų gal kas nors galėtų mums atsakyti, nes iš tikrųjų aš nežinau, tų priežasčių galima rasti begalę. Ir projektinis, ir, sakysim, ir ekonominė situacija iš tikrųjų labai žlugdanti. Netgi buvo tas periodas, kai čia labai didžiulė krizė buvo ir Lietuvoje, tai mes tos krizės metu mes iš tikrųjų puikiai gyvenom, nes kažkaip tai labai mes džiaugiamės kuomi, džiaugiamės tuomi, kad tiesiog labai daug atkrito tų netikrų teatrų, kurie važinėja, va, kaip jūs sakėt, už eurą, svetimų teatrų. Ir tiesiog daugiau pradėjo žiūrėti į tokius truputį galbūt šiek tiek profesionalesnius arba profesionalesnius teatrus. Ir tas mus labai gelbėjo. O šiai dienai iš tikrųjų labai slegia ta ekonominė situacija ir demografinė, nes iš tikrųjų Alytus tuštėja labai stipriai. Dzūkijos regionas taip pat tuštėja labai stipriai, nebeliko mokyklų, kur anksčiau pas mus atvažiuodavo kaimo mokyklėlės, tiesiog būdavo važiuoja ir važiuoja pas mus, važiuoja ir važiuoja iš kaimų. O dabar tiesiog nėra kam atvažiuoti, nebeliko mokyklų, bet jeigu ir atvažiuoja, sakysim, iš kaimo mokyklėlė, pradinukai 15 vaikų, tai iš jų 12 yra socialiai remtini. Tai tiesiog situacija yra ganėtinai sudėtinga. Bet sakykime, šiais metais Alytaus miesto savivaldybė tapo lėlių teatro dalininkė, taip? Taip. Tai kaipgi čia dabar bus, sakykime, kaip dalininkas reaguoja į tai, kad, jūs užsidarote? Nes tai jau bendras jūsų reikalas, kaip ir tampa. Iš tikrųjų, tai taip. Tai juokėsi. Iš tikrųjų, tai taip. Visuomenė reaguoja. Reiškia, mes pradėjome tą savo uždarimo momentą ir pagal, sakysim, kiek suprantu, pagal visą įstatymą mes turėtume prieš mėnesį pateikti. Pateikti reiškia, kad mes užsidarome ir argumentuoti dokumentą, bet taip išėjo, kad mes čia taip pradėjome, kolektyvas sukilo ir gavosi taip, kad mes jau netgi socialiniuose tinkluose įvardinome lėlių teatro premjerą paskutinę. Ir iš tikrųjų kilo labai didžiulis ažiotažas. Salė buvo pilna, žmonės labai nepatenkinti buvo, kodėl taip jie klausė ir kodėl taip yra. Ir iš tikrųjų gavosi taip, kad ta socialinė tokia labai mums pagelbėjo, galbūt tikėkimės, gal nepagelbės, aš nežinau. Taip, tai iš tiesų į Dzūkijos televizijos šią studiją, laidos poziciją turėjo ateiti viena mamytė, kuri, būtų pasakiusi, kiek Alytui yra svarbus Alytaus lėlių teatras. Tačiau ji atvykti negalėjo, gerbiama Loreta, tuomet paskaitykite jos laišką.
Taip, iš tiesų, mamytės labai stipriai mus palaiko ir, kaip aš minėjau, socialiniuose tinklapyje labai jos ten bendrauja. Ir dar aš norėčiau pasakyti, kad tiesiog norėdama apsaugoti mamytės, nes specialiai padariau tai, kad jos neteitų, nes iš tikrųjų bijau, kad nebūtų kažkoks susikiršinimas arba susidorojimas su žmogumi, nes iš tikrųjų yra patirtis mūsų rodo, kad kartais žmogus, kuris geranoriškom paskatom nori mums pagelbėti, tiesiog būna paklampinamas. Aha, Loreta, čia man netikėta, nes jūs sakėt, kad jinai dirba. Žinot, aš vis tiek žurnalistinį darbą dirbu apie 14 metų ir aš vis dar negaliu patikėti, kad žmogus, kuris gina kažkokią poziciją, kad su juo galėtų kažkas susidoroti. Nu, aš vis dar kažkaip pat tom lėlėm tikiu. Mes irgi netikim, bet iš tikrųjų susidurėm su tuo. Tai va, aš tiesiog perskaitysiu. Teatras ugdo vaikų kūrybiškumą, dėmesingumą, gausina žodyną, plečia akiratį, vaizduotę, jausmus, socializuoja. Lėlių teatras Aitvaras tai erdvė, kurioje nuolatos vyksta maži stebuklėliai. Lėlių pagalba veikia ir atgyja tai, kas realybėje negyvena. Lėlių atgaivinimo fenomenas spektaklio metu yra vaiko gyvenimo dalis, leidžianti jam dar ilgiau pagyventi pasakų ir stebuklų pasaulyje. Miesto gyventojai inicijuoja parašų rinkimą, siekdami atkreipti Alytaus miesto savivaldybės tarybos dėmesį ir prašydami surasti galimybę padėti Lėlių teatrui Aitvaras išlikti mieste bei džiuginti savo kūrybą vaikus. Mamytė Germina. Kiek parašų jau yra surinkta? Šito aš nežinau, aš gal ir nesakysiu, kiek yra, bet iš tikrųjų nemažai. Mes su mamytėm bendraujame per vieną dieną, iš tikrųjų labai daug yra surinkta parašų. Netoli 200 gal. Tai nežinau, tiesiog mes esam tokie įsipareigoję, kad iki lapkričio 30 renkame parašus, o po to jau nešame mūsų Miesto vadovams. Miesto vadovams nešame tą raštą, kuriame rašome, kodėl priežastis nurodydami ir bandydami su mamyčių pagalba kažkokiu tai būdu. Bet tai reiškia viltis, kad Alytuje Lėlių teatras išliks, ji vis dar rusena, nes kaip jūs paskambinot, man sakot, na, Daina, gal pasikalbėkim laidoje ir atsisveikinkim su žiūrovais. Bet aš matau, kad diena iš dienos lyg tai ta viltis taip kaip ir ne visiškai mirusi. Na tai žinoma, juk kam duotos žmogui kojos, kad eitum, o medžiui šaknys, kad įleistume jas. Na tai mes turim pasirinkimą eiti, nes mums kojos yra duotos. Taip, kad aš tik už tai. Taip, Pelė, paršelį, kaip protingai Jūratė pakalbėjo. Oho, klausyk, Pelė. Ką? Gal mes einam laimės ieškoti? Laimės? Aha. O kas ta laimė? Laimė. Man mama sakė, kad laimė tai yra, kai lovy yra ko ėsti. Žinai, paršelį, čia tu teisus. Ėdalas yra laimė. Bet kad būtų ėdalas, reikalingi pinigai, o pinigų nėra. O. Taigi va, sėdžiu sau lėlių kambarį ir vis mąstau apie tai. Aha. Tai va, tu, Pelė, sėdi, o aš dirbu. Ir 3 paršeliuose. Ir Mikiai pūkuotukė. Žinai, ir dar dekoracijas nešioju, o kai reikia rūbus lopinu. O tai tų paršelių gal turi didelę šeimą? Taip, žinai, o kiek yra. Matai, pas tave kiek pirštų ant rankos. Pažiūrėsiu. 1, 2, 3, 4. Neužteks. Tu žinai, ten virš 300. Gal daugiau. Oi, ir visus išmaitinti reikia. Ai, virš 300 paršelių. Gerai, supratau. Taip, labai gražu. Tai gal tiesiog ir prisiminkime 20 metų, kokie jie buvo. Kiek tų spektaklių pastatyta, kiek tų kostiumų, siūta, prisiūta. 36 Loreta skaičiavom. Jo, skaičiavom 36 ir labai labai daug edukacinių programų. Jo. O vaidmenų, nežinau kiek, reikėtų daug turbūt. Kažkada Loreta Unimos tinklapių reikėjo, tai su Loreta sėdėjom ir rašėm. Ir tada nusprendėm, kad virš tiek, nes jau pametėm skaičių. Iš tikrųjų taip, nes kiekviename spektaklyje, paprastai mūsų spektaklyje vaidina 2-3 aktoriai, o lėlių būna personažų, tai būna daug pasakoj.
Tai iš tikrųjų gal mūsų didžiausias buvo spektaklis, tai buvo Žvakelė Šventam Pranciškui pagal Šerelytę. Kolumbo gimtadienį dar buvo daug lėlių. Jo, daug lėlių ir didelės. Tai iš tikrųjų buvo ten gal 37 lėlės spektaklyje ir iš tikrųjų labai sunku, ten jie vaidino tiesiog po 7, po 8 personažus, tai iš tikrųjų pakeisti tą balsą, intonacijas, charakterius suteikti kiekvienai lėlei, tai iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir Imperatorius Jonas Beširdis, taip labai irgi spektaklis buvo, kur su kolega Žydrim Gorelčenka. Mes repetavom daugiau negu pusę metų, tada labai dirbom, Loreta mus labai. Ir dar mes tiesiog net kaip patalpas buvom įsirengę savom rankom. Ir iš tikrųjų mes patalpos lėlės, kaip mes viską patys savom rankom. Loreta, žinoma, visada mūsų diriguoja kaip geras dirigentas. Ir mes tiesiog, dėl ko lėlė, tai juk mes ją, pagaminimo, Loreta pagamina, bet mes ją įkūnijam. Mes ją aprengiam. Dar net Loreta akis leidžia kartais padažyti, ant tokius veidą suformuoti. Nes tai iš tikrųjų tam savotiškas gimdymo procesas yra. Nes kaip yra lėlės akis, tai yra tavo akis arba atvirkščiai, nes lėlės turi širdį, viską jaučia, viską giria. Tikra teisybė. O kokie, sakykime, jums kaip aktoriams, kokie yra patys įsimintiniausi kažkokie vaidmenys, kuriuos buvo galbūt sunku įsikūnyti, o galbūt labai lengva? Tiesiog prisiminkim keletą akimirkų. Mano pats pirmasis spektaklis, tai buvo Alisa Veidrodžių karalystėje, tai buvo, kai man reikėjo, tai buvo marionetės, kai aš sakau, buvom įmesta kaip musė į barščius. Bet buvo kolega, Loretos dėka, aš įvaldyti tą marionetę, kuri po šiai dienai yra mano pati mėgiamiausia, tarkim, iš lėlių. Tai vad buvo sunkiausiai ir kartu įdomiausiai. Na, o kaip galėčiau, aš kiekvienam spektakliui iš tų 36 galėčiau pasakyti, kas man. Tas buvo mano arkliukas, aišku, Raganų amplua turėjau gal 4 ar 5 sezonus, bet Loreta sakė, užtenka, iš Raganų amplua išėjai. Tai turbūt kiekvienam spektaklį, kiekviena ta yra, tai, nes kitaip negalėtum vaidinti, jeigu tu jų nemylėtum. Aš norėčiau dar pridurti, mūsų merginos atrodo čia tokios žaismingos, atrodo tas aktoriaus darbas, kas čia yra, atėjai, suvaidinai ir išėjai. Bet esmė tame, kad jos ne tik aktorės, jos ir siūna, ir valomės pačios, dekoracijas gamina pačios, scenos darbininkais dirba, tas dekoracijas susimontuoja, išmontuoja. Tiesiog sunkus ir fizinis tas darbas susikrauti dekoracijas, daleiskim į mašiną. Nuvažiavai, išsikrauti, susimontuoti, paskui vėl išsimontuoti, vėl susikrauti, grįžai, vėl susinešti į antrą aukštą. Sunkus tas toks darbas yra ir fizinis, ne tik tai, kad ta gražioji pusė. Tai žodžiu, nėra šitos žvaigždės, kuriuom kažkas asistuoja ir patarnauja. Ne. Darote viską patys. Taip, iš tikrųjų, tai ne, Jūratė turi net profesinę ligą, sakysim, rankose, kai reikia, praktiškai didžiausias krūvis yra rankose, tai jai atsiranda tokie, kur paskui reikia daryti operaciją, guziukus pjauti, tai iš tikrųjų toksai, sakyčiau, labai jau. Aš norėčiau dar pasakyti, kad iš tikrųjų dabar sąlygos, kaip ir darbo sąlygos, ta pati patalpa, yra viskas labai puiku. Palyginti su tai, nuo ko pradėjom, tai dirbtuvės Ulonų gatvėje, mes ten su lagaminais dėžėm, po to Šaulių, į teatro statybos, mes turėjom čia tokį kambarėlį, čia dulkėse, bet dirbom. Po to mes įsikėlėm į Šaulių namus, einame, jeigu į teatro salę spektaklis, mes visi tokie desantas, kolona, kai žasiukai nešiom iš tikrųjų ir Rūsį kiek metų praėjom, bet tai buvo, aš sakau, tai jausmas, tai mes visi iš tikrųjų, žmonės visi tikėjom tuo, ką darom. Ir kartais, galbūt ne tos, juk teatras tai ne pavadinimas ir ne kažkokia tai konkreti patalpa, teatras tai yra žmonės. Ir ne tik tai dirbantys, bet ir tie, kurie
kur per šitiek metų mes Taip, šeimos nariai. prisiviliojom, sakysim, Jo. gal taip galima būtų sakyti, prisiviliojom žiūrovą, iš tikrųjų mes turim. Taip, iš tikrųjų. Jisai mus iš tikrųjų myli, mes palaikymą jų didžiulį jaučiam. Vilčių neturiu, aš asmeniškai, kad bus kas nors kitaip, asmeniškai aš nebeturiu vilčių, nes situacija yra gana sudėtinga. Aš manyčiau, kad dabar sakyti šiai dienai savivaldybei, kad duokit mums pinigų, kad mes gyventume, šiek tiek, žinokit, yra nejauku ir nemalonu. Aš manau, kad ateina jaunimas, ateina jauni žmonės, energingi, galbūt iš tikrųjų mums atėjo laikas nueiti į užkulisius. Šiaip kalbėti yra galima daug. Aš girdėjau vieno jauno tarybos nario, menininko diskusiją apie kultūrą mūsų mieste. Iš tikrųjų, aš neturiu komentarų, tiesiog žmogus yra labai jaunas ir tiesiog tos kalbos yra, kad naujuosius tarybos narius ir valdžią moko, vežioja į parodas ir aiškina, koks turi būti šiuolaikinis menas ir kad čia provincija yra, sakysim, gal netokio aukščio meninio lygio. Kūryba, kultūra ar kažkaip pavadinti ją, aš nemanyčiau. Iš tikrųjų mes pasiekėm savo jau, žinoma, ne aukščiausią tašką. Aš kaip kūrėja galėčiau pasakyti tai, kad tos galimybės, kurios mes turime, iš tikrųjų mes padarėme labai daug. Kūrybinį tų potencijų, kūrybinių tokių viršūnių labai didelių mes negalėjome pasiekti, bet pasiekėme, kaip minėjau, pasikartosiu dar kartą, iš tikrųjų labai daug ir norėtųsi truputį dar aukščiau šoktelti, bet šiai dienai jau mes nebeturim jėgų. Gal jėgų ir atsirastų. Bet gerbiama Loreta, jums kultūros ministerija yra suteikusi profesionalaus teatro statusą. Na tai ar negaila viso to, ką jūs pasiekėt savo darbu, dabar tiesiog imti ir tiesiog paleisti vėjais? Iš tikrųjų gaila, aišku, kad gaila, bet ateina laikas viskam, aš nežinaugi žmonės, mano kolegos, aišku, labai skersuoja į mane ir sakytume, aš nežinau, mes bandėm diskutuoti ir su meru kalbėjom ir aš bandžiau pasakyti, kad aš palieku lėles, aš galiu išeiti iš teatro, pasistatykit savo žmogų, bet palikit lėlių kambarį. Aš netgi tą garsiai dabar pasakiau, man negaila iš tikrųjų tą, ką aš padariau. Ir negaila. Aš nežinau, tiesiog ta diskusija tuom ir baigėsi. Tiesiog gal nėra laiko žmonėm, nes iš tikrųjų yra labai sudėtinga atėjus į miestą, kur iš tikrųjų labai daug problemų yra. Tikrai labai sudėtinga atkreipti dėmesį į kažką tai. Galbūt atkreips, galbūt ne, nežinau. Aš tikrai piktumo nelaikau nieko. Aš ir mūsų miesto merą, tą naują poną Grigaravičių, iš tikrųjų gerbiu, garbingas žmogus yra. Ir tikrai aš nenoriu nei kritikuoti nieko, tiesiog gal tiesiog žmonės neturi laiko atsižvelgti į tai. Pelė, tu paklausyk. Paklausyk. Klausau. Na, kiek žinau, naujieji mūsų miesto vadovai lankė visas kultūrinės įstaigas. O kodėl pas mus aš jų nemačiau? Na, Pelė, aš irgi noriu paklausti, kodėl? Nors kvietimus gavo į premjeras. Ai, gavo kvietimus. Taip. Bet kiti be kvietimo. Jiems buvo įdomu pažiūrėti, kas mieste dedasi. Žinai, paršelį, jie tikriausiai bijo suvaikėti, va kaip. Gerai tu sakai. Na, o gerbiama Loreta, jūs kaip steigėja ir direktorė, nieko naujo nepasakysiu, bet ar jūs nebandėte susirasti kažkokio solidaus rėmėjo, kuris būtų mecenatas, kuris būtų globėjas? Tikriausiai nieko naujo nepasakiau, nes jūs tiesiog nusišypsojo, bet yra turtingų žmonių Alytuje, kurie tikrai turi pinigų ir į tokį, dalyką vaikams, vaikučiams, jų galėtų paremti. Taip, turėjome mes mecenatų iš tikrųjų, kurie, ir aš manau, kad ir turim, bet kai jau mes taip jau truputį rankas padedam, tai stengiamės taip jau nelisti jiems siekis. Bet iš tikrųjų tai mecenatai tokie yra ir iš tikrųjų būna taip, kad, sakysim,
Yra buvę, kad tiesiog spektaklį vienam vaikui nuperka. Yra ir tokių dalykų. Bet tai yra tokie vienkartiniai. O iš tikrųjų aš nežinau, kodėl. Gal per mažai dirbo mes toje srityje, kad atsirastų mecenatai. Mes visuomet stengiamės, gal į kūrybą daugiau žiūri, gal tiesiog nori individualiai ar lėlių įsigyti, ar, sakysim, kažkokių kūrybos darbų, taip remdami mūsų tą išgyvenimą, bet kad lėlių teatrą išlaikyti, tai aš nežinau. Nors, pavyzdžiui, kultūra, kūryba arba ypatingai lėlių teatrą, žvelgiant istorinę tą periodą visą, tūkstantmečius, tai rėmė vis tik tai mecenatai. Taip. Taip, jūs dar apie savo kūrybinius dalykus nepapasakojote, tiesiog kokie jums herojai jūsų įkūnyti labiausiai įsiminė? Na taip išskirti kokį vieną, tai negalėčiau. Daug tų personažų suvaidinta ir visi tuo metu, kai vaidini, jie yra įdomus. Tai dabar man įdomiausia yra mano paskutinė rolė, vaidinu raganą, Snieguolė ir 7 nykštukai ir man labai patinka tas personažas, yra kur pasireikšti. Taip, tai dabar pagal dabartinį šiandienos scenarijų, tai tarsi gruodžio 31 dieną Alytaus lėlių teatras Aitvaras, užveria duris. Taip. Tiesiog jūs visos čia esate dalis Alytaus kultūrinio pasaulio. Ką jūs veiksite? Ačiū pirmiausia už komplimentą, ar taip galima. Dalis. Ką veiksime, aš manau, kad mes nei viena neprapulsim, nes kiekviena turim savo gyvenimą, savo ratą. Aš tai tikrai neprapulsiu, nes daugiau turėsiu laiko kūrybiniam gyvenimui. Žinoma, šiek tiek galbūt į šeimos verslą pasinersiu daugiau ir tiek. Ir manau, kad jeigu tų lėlių, kurios yra sukurtos, niekam neprireiks, išvešiu ten, kam reiks. O kam reiks į kitą miestą? Manau, kad taip. Jūratė. Aš tai tikrai irgi turėsiu ką veikti. Kaip sakau, kaip tas asiliukas laimės ieškosiu po pasaulį. Iš tikrųjų, vienaip ar kitaip pavažinėjus po užsienį, pasisvečiavus ten kolegus, kurie dirba. Iš tikrųjų, tik noro turėk ir važiuok, bet aš kaip esu labai sėsli, man labai aš myliu savo miestą ir Lietuvą, ir esu tikrai lietuvė, ir man mentalitetas kur kas priimtinesnis. Tai taip ir atsisakiau, o toliau žiūrėsiu, aš atvira pasiūlymams, jeigu ką. Tiesa? Kokie jūsų planai? Na, nežinau, aš taip pamastau, galbūt sugrįšiu prie piešimo. Gal pradėsiu tapyti, anksčiau aš tai dariau, neblogai sekėsi, bet paskui daug metų jau padėjau šalį pieštukus, teptukus ir pasinėriau teatro veiklą. Tai taip puoselėjau tokią viltį, gal man pavyks sugrįžti. Staselė, kokie jūsų planai? Savanoriausiu toliau. Savanorių reikia visur. Savanorių reikia visur. Ir sporte, ir kultūroje. Ir karite, ir kryžiui. Jau aptarėm savanorių tikrai visur reikia. Supratau. Žinot, kartais būna tokios situacijos, kad atlikėjai viešai pasako, paskutinis koncertas, susirinkite į paskutinį koncertą ir tada staiga vėl, kaip ir ta grupė atgimsta. Ar nesvarstote, kad toks gali ištikti irgi scenarius? Tarsi uždarom duris. Bet, galbūt ir Kalėdos, žiūrėkit, po gero mėnesio, tų stebuklų tikrai būna. Būna, bet su atlikėjais yra kitas variantas. Mes ne komercija, mes ne pelno siekianti. Mes kaip mokėjom gyventi be pinigų, taip ir mokam, o čia yra jau kitas variantas. Mes tik tai fejerverkų norėtume ant teatro stogų. Tai gruodžio 31. Taip, asmeniškai mums. Kaip pelė jūs į tai? Aš manau, tai puikiai mintis. Taip. Fejerverkai, mecenato. Kas norit? Aš tai netikiu, kad užsidarysim. Aš tai turiu tokią viltį, kad kažkas tai turi įvykti. Ir, kaip dabar lėlių teatras buvo ir jo nėra. Neįmanoma. Kur tiem vaikam pasidėt? Dabar ir tai retai tuos spektaklius rodom. Mamos skundžiasi, kodėl retai rodot. Nėra Alytui kur nueiti su vaikais. Iš tikrųjų nėra kur. Ir dabar neliks net šitos paskutinės galimybės. Tai ką tie vaikai prie kompiuterių sėdės ištisas dienas? Aš dar norėčiau pasakyti apie dar vieną labai gražų reiškinį, kuris buvo numarintas. Iš tikrųjų numarintas, bet ne mūsų rankomis. Tai
tarptautinis lėlių teatrų festivalis Aitvaras, kuris buvo 10 metų, kur iš tiesų atvažiuodavo ir iš užsienio, ir iš tiesų po to užmarinimo plūsdavo laiškai ir prašymai, kada pas jų spektaklis, kada galima atvažiuoti. Tai ir iš Lenkijos, ir iš Maskvos, iš Ukrainos, ir Lietuvos teatrai. Tai iš tikrųjų buvo unikalus reiškinys, kaip mūsų pietų Lietuvoje, tarkim ir pačioj Unimoje, mes Lietuvos Unimai priklausom. Tai buvo ganėtinai vienas iš žymesnių festivalių, svarbiausių lėlininkų renginių. Gaila. Bet taip, festivalio tai iš tikrųjų gaila, nes tiesiog nepavyko finansavimo gauti, kiek mes bandėm čia miesto savivaldybėje rašyti projektinį finansavimą, tiesiog buvo neremtas tas festivalis, o šiaip tai net ir šiandien ateina festivalio, nes mes savo internetiniam tinklapį rodome ten, kad festivalis egzistuoja iš tikrųjų ir šiandien ateina tas metas, kai turi vykti festivalis, gaunu teatro anketas, dalyvauti festivalyje prašymus ir tiesiog būna, iš tikrųjų labai skaudu atsakyti, pasakyti, kad mūsų nemyli, mūsų neremia, festivalio nėra ir va dabar vyksta miesto teatre festivalis ir man vėl skambina Loreta, čia pas tave festivalis vyksta, kodėl mums nesakei? Neturiu ką pasakyti. Jo, iš tikrųjų, mes irgi daug labai važinėjom į festivalius, mus kviesdavo iš tikrųjų į tarptautinius. Ir dabar kviečia. Ir dabar po šiai dienai. Iš tiesų buvo toks, kad mes į Poznanę, ten buvo pasaulinė menų mugė. Mes iš tikrųjų atstovavom kaip ir Lietuvą, Alytų. Ir iš tikrųjų sulaukėm. Ne tik Alytų, bet Lietuvą atstovavom. Iš tikrųjų taip ir tas Jonas imperatorius Bešidis spektaklis, iš tiesų atvažiavo komisija, mes buvom kaip ir pretendentai į nominacijas, iš tikrųjų atvažiavo ir mus labai gerai įvertino. Ir sakau, kaip pasakyti, įdirbis yra ir iš tikrųjų jisai nemažas. Kai vienu momentu iš tikrųjų mes, kaip ir Alytuje, buvom tokias kaip ir kultūros židinys, tarkim, netgi tiem mažai pasiturintiem žmonėm. Nes jie galėjo ateiti, nes mes iš tiesų labdarą, tai nežinau, kokiais kiekiais darėm, bet mes susiauginom žiūrovus. Taip, mūsų laikas praktiškai baigėsi. Loreta, jūsų kaip direktorės, kaip steigėjos, aš klausiu, kas turėtų įvykti, kad lėlių teatras Aitvaras, neišnyktų? Turėtų įvykti stebuklas, ko mes patys kuriam stebuklus ir manyčiau, turėtų įvykti stebuklas. O šiaip tai kviečiu į lėlių teatrą dar. Nes mes numatom paskutinius spektaklius gruodžio 26 ir 27 dienomis. Tai pamatys mūsų spektaklius Snieguolė ir 7 nykštukus ir Vilką ir 7 ožiukus. Ir žinoma, gal norės prisidėti prie tų parašų. Kviečiam į lėlių kambarį. Kągi, mielosios, aš linkiu jums, to neblėstančio optimizmo ir vis dar tikėti stebuklais. Mūsų laikas baigėsi. Tiems, kurie nesuspėjote pamatyti šios pokalbių laidos, įrašą galite rasti naujienų portale Dzūkija.info. O su žiūrovais atsisveikiname. Viso geriausio. Viso gero. Viso gero.